sveiki žiūrintis tiesioginę transliaciją ar vaizdo įrašą. Pristatau diskusijos pavadinimu Ar pavargome remti savo laisvę dalyvius. Tai Šarūnas Jasiukevičius, praeities žvalgas, visuomenininkas, Ukrainos rėmėjas, karys, drįstu sakyti. Sveiki. Gediminas Armonavičius, viešosios įstaigos LDK palikuonis įkūrėjas, taip pat aktyvus, tik tai tylus, sakyčiau, apie tai dar pakalbėsim, Ukrainos rėmėjas. Sveiki. Ir Jonas Oman, Blue Yellow, pristatinėti žmogus, kurio tikrai nereikia. Pirmas klausimas. Ar pavargom remti savo laisvę? Savo laisvę suponuoja pavadinimas, aišku, Ukraina. Jūsų nuomonė, bendras klausimas. Kokios nuotaikos ir ar pavargom ir kodėl turėtume nepavargti? Jonai, gal nuo jūsų pradėkim. Atsakymas labai lengvas. Mes neturim pasirinkimų. Tiesiog galim manyti, ką norim, jaust, ką norim. Tiesiog mes nei galim ir neturim teisės, neturim tiesiog galimybių tiesiog pavargti, nedaryti. Atvirkščiai, sakyčiau, dabar reikėtų daryti ar gal ir daugiau. Tiek kalbant apie pilietinį visuomenę, tiek apie sakykime, valdžios pastangas, dėl įvairių priežasčių. Bet aš sakykime, tas klausimas truputį gal ir keistas, nes dėl to mes matom, kad iš tos blogosios pusės, kad karas artėja, ten kalbant apie dronų incidentus taip toliau, kad mes tiesiog turim dėti pastangų čia ir pas save ir geriau, aišku, ten negu čia. O kita vertus yra, kaip sakoma, kare ne viskas yra gerai, ne viskas blogai, ir tikrai ne viskas yra blogai. Ukrainoje sąlyginai kalbant, galiu tikrai drąsiai pasakyti, kad Ukrainai dabar sekasi kažkiek. Jau jie veržėsi į priekį, perima šiokią tokią iniciatyvą, nėra, kad baigsis, nėra, kad dabar bus lengva, bet ir dėl visų tų ir kitų priežasčių mes turim toliau dėti visas įmanomas pastangas. Kalbos yra kalbomis, bet praktikoje, tarkim, Blue Yellow rėmimas keičiasi per pastarosius metus? Ar keičiasi mūsų... Kiek gaunat pinigų? Ten, sakykime, tas rėmimas stabilus pakankamai. Dar lyginant, ypač su pirmaisiais metais, šiek tiek mažėjo be abejo. Mes priprantam prie tų dalykų ir mes dėl to irgi, sakykime, plečiamės. Mes jau dabar ne tik Lietuvoje, mes esame ir Švedijoje, dirbam ir Vokietijoje, dirbam ir kitose šalyse tiesiog pagal tą Blue Yellow koncepciją ir gana sėkmingai. Ir nesustoja, mato, kad reikia dėti pastangų, kad tikrai būtų, sakykime, toliau būtų galima. Mes turim kitą problemą, tai kad mes turim prašymų labai daug. Visi Ukraina mus žino, tai yra gražu, tai yra faina, bet tuo pačiu tai reiškia, kad gauni labai daug tų pagalbos prašymų. Gediminai, ar turime teisę pavargti? Paskutiniai Ukrainos sociologiniai tyrimai parodė, kad ne tai, kad neturim teisės, bet turim nacionalinio saugumo lygio įdirbį. Ir čia visų ne mūsų organizacijų, kurias įgalinom, įteisinom padėti Ukrainai, ne? Bet čia, kas susirinkę, žmonės, visi tie, kurie suneša į tas organizacijas paramą, pinigus, laiką, savanorius, padarė milžinę darbą ir kas nežino, tai 63% ukrainiečių pagal patį paskutinį tyrimą pritartų ir palaikytų pagalbą Lietuvai užpuolimo atveju, kad Ukraina dislokuotų ukrainiečių pajėgas pas mus, padėtų mums kovoti. Tai paprasti žmonės sukūrė tokį beprecedentinį dviejų valstybinių istorinį dalyką, kur tarp valstybiniai santykiai vienas dalykas, bet civilinis santykis pavirto į tokį, sakyčiau, visi labai daug šneka NATO ir kažkas pradėjo visai nesenai šnekėti apie planą B kokį, jeigu ten tas NATO nesuveiktų ar būtų kažkoks ilgas politinis dėrybinis procesas. Ne? Tai patys žmonės tarp dviejų valstybių sukūrė planą B. Ir tai yra saugumas jau garantuotas vien tarp žmonių. O tai jeigu taip tiesiai atsakyti, ar pavargom, ar turim teisę pavargti, tai aš laiką paklausiu žmonių, o jūs artimus mylėt pavargot, kvėpuot pavargot, tai čia lygiai tas pats, nes mes labai puikiai žinom, kad jeigu žmonės taps apatiški, nuleis rankas, sakys, kad viskas gana, uždarom, ten jie, ukrainiečiai, neverti
laisvės ar kažkokio tai pasipriešinimo, tai mes žinom, ką kaimynas iš karto padarys. Ar galima tai pragmatiškai pasakyti, kad nusipirkom ukrainiečių draugystę? Aš manau, kad nenusipirkom, bet atgaivinom istorinį ryšį. Nes nusipirkimas skamba taip, gal kažkam grubiai, kažkam gal patiktų, gal kažkam ciniškai, visaip gali būti. Bet iš tikrųjų mes ukrainiečiam parodėm istorinį paprastą dalyką, kad konflikte pažinsi tikrą draugą ir kas važiuoja, kas bendrauja su ukrainiečiais, tai žino, kad jie labai gerai prisimena laikus, kai buvo LDK ir jie, kas keiščiausiai, niekada nevadina mūsų okupantais, nes jie vadina mūsų sąjungininkais, nes Vytautas būtent tokią ir politiką vedė. Tai aš manau, kad čia tik tai istorinis lūžis, sunkiausių metų draugas padavė ranką. Šarūnai, kokios tavo patirtis? Ar pavargom, ar tas lygis yra išlaikomas? Čia man apskritai kažkaip keistai skamba tas klausimas ir formuluotė pavargimo, nes tie žmonės, kurie užsijima tuo, kurie organizuoja, tai nepavargo, jų nemažėja, jų yra tiek pat stabiliai, tie patys skaičiai, tie patys žmonės dirba nuolatos. Bent jau mano kompanijoje savanorių nesumažėjo. Yra jau atidirbtos tos grupelės, tie patys žmonės, kurie pasiskirstė darbus, kas ko užsima. Aišku, pinigų sumažėjo, tai čia kalbos nėra. Jeigu kalbant apie paramą, tai turbūt krito 90%. 90%. Jeigu nedaugiau. Ten sunku net lyginti su to, kas buvo. Tai ir aš šiandien nesakyčiau, kad tai yra pavargimas, nes šita formuluotė jinai iš esmės yra klaidinanti, nes atrodo, kad tie žmonės, kurie pavargo, tie kažką darė. Tai čia kaip gali pavargti nuo muzikos, pavargti nuo filmo ar nuo kažko. Tai nėra pavargimas, tai tiesiog atsirado nuobodulys, nėra dirgiklių emocinių ir dėmesys nuslūksta. Tai, nežinau, čia sakau, netaisyklingai mes formuluojam tą klausimą ir jisai galbūt... Jisai yra provokuojantis klausimas ir ką ir pats mini, 90%, bet Jonas, matau, purto galvą, nesutikdamas su tais skaičiais. Sakykime, būtent kalbant apie Blue Yellow, tai yra tiesiog mes turėjom tą, sakykime, galimybę ir gebėjimą šiek tiek persiformuoti į šiek kitokį. Mes esam savanoriai, mes toliau dirbame savo darbą ir mes darom tą patį, tačiau pradėjom daugiau, sakykime, verslo terminologiją pamastyti ir pas mane bažė dirba dabar žmonės, tai yra tokias mergaitės, marketingistis pavadinkime, rinkodarininkis, tokias, mažytis, taip nemanytų, kad, o jos yra pavojingos, ta prasme, gerąją prasme, ten žmonės, kuris sugeba daryti akcijas, ten tiesiog kelti susidomėjimą ir nebūtinai, kaip aš manau, tiesiog daro kitaip ir kad jis labai veikia. Tai, žodžiu, karas ir karo rėmimas keičiasi pastoviai ir tu atitinkamai turi irgi pamastyti. Tas žmogus, aš pavargęs kartais be abejo, aš atostogų nesakyčiau, bet tiesiog tas rėmėjas, ten yra ne tik pavargęs, tas įsiblaškęs, yra kiti ten prioritetai, nevyksta daugiau dalykų gyvenime negu tik Ukraina. Ta reikia suprasti ir tiesiog reikia, sakykime, adaptuotis ir gal nebūtent, kaip sakiau, ne tik Lietuvoje. Tai yra pakankamai sudėtingas darbas. Ir jeigu taip vieną pamoką iš daugelių pamokų Ukrainoje, tiesiog, kad tu turi niekada sustoti ir manyti, kad tavo mechanizmas, kad yra dabar kažkaip tobulas, veikia puikiai, šią sekundę gal ir veikia, gal rytoj gal ir veikia, bet po to kažkas pasikeis. Tu turi atitinkamai elgtis. Taip, Šarūnai, klausau. Aš gal čia norėjau irgi papildyti truputėlį. Labai didelis skirtumas yra tarp tų organizacijų, kurios gali visą savo laiką skirti ir kurios to užsima profesionaliai ir yra senos organizacijos, pavyzdžiui, kaip Blue Yellow, Raudonasis kryžius, kurie neturi kitos veiklos apart to. Tiesiog tai yra jų pagrindinis darbas, pagrindinis užsiėmimas. Ir didelis skirtumas tarp tokių organizacijų, kaip aš ko užsiėmiau, tai yra mano nepagrindinė veikla ir aš tam galiu skirti laiko tiek, kiek galiu. Tai už tai ir gaunasi, kad ir mažiau viešinimo, mažiau informacijos sklaidos, mažiau žmonių komandoje, nėra ten, kaip minėjau, profesionalių marketingistų ir taip toliau. Tai turbūt čia gal pagrindinis dalykas. Gedas dar papildys. Taip, Gediminai. Ir mes dar turbūt užmirštam labai svarbų ir patį svarbiausią dalyką, tai kad visos tos organizacijos, kurios remia Ukrainą arba visi tie savanoriai, yra tiesioginis informacinio karo taikinys. Ir Šarūnas ir Jonas turbūt pritars, kad
tai yra labai susijęs informacinis laukas ir jeigu pavyksta padaryti kažkokias didelės akcijas ar kažką, vis laik šalia eina labai didelį purvo ir visokių kitokių informacinių srautų, kadangi priešas stebi ir labai gerai supranta, kad jeigu mes galim padaryti kažką labai daug, tai reiškia, mes pas ukrainiečius ar civilius, ar kariškius, ar ligonės, ar dar kažką uždengiam labai svarbiais daiktais, įranga, savanoriais ar dar kažko. Tai mes esam tiesiogiai susiję ir, kaip sakyt, įtakojam tam tikrus veiksmus. Kaip kažkas man yra sakęs, kad tai ką jūs čia vežat iš Kauno grūdų, ten sriubas ar dar kažką, ne? Bet Ukrainoje tai yra labai paprastas atsakymas. Jeigu jūs mums atvežat 5 tonas sriubų, ar ne, tai mes tam tikrą finansų srautą arba dalį mes galim skirti džipui, ten ginklom, dar kažką. Tai nėra nei vieno daikto nesvarbaus, kurį galima tiekti ir tiesiogiai skauda priešininkui. Jonas nori papildyti. Labai apie tą, sakykime, informacinį karą labai pritariu ir aš turiu tokį konkretų pavyzdį apie savo iliustraciją. Nu, aš einu Vilniui, pavyzdžiui, 19 žmonių, sakė, labą dieną, galima ranką spausti, ačiū už jūsų darbą. Bet 20 kažkur ten tiesiog eina pro šalį ir piktai rėkia jau, aferistas eina. Nu, kažkas tokį, tu matai, kad būtent, nu, veikia, tiesiog tikrai mes esam taikiniai. Ir yra tam tikra dalis žmonių, kaip mes matom, tiesiog nu, eina tiesiog ant tų dalykų ir tiki tuo ir formuoja savo nuomonę apie mūsų blogus darbus jau, kalbant apie nu, truputį linksma, truputį gal ir ne, bet iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti, kad tas darbas yra tiesioginis, aišku, tai yra parama ir aš tikrai noriu pasakyti labai svarbu dalyką. Nu, gerai, mes esam dideli, tarkim, bet tos, sakykime, mažesnės iniciatyvos, kur krūva, šimtai tiesiog, beveik kiekvieną kartą Ukrainą, aš sutinku kažkokį lietuvį, man nepažįstam, kažkur ten keistose vietos, kur irgi veža kokią mašiną, daro kažką. Ir tikrai mūsų tas bendras indėlis į tą Ukrainos laisvės kovą iš Lietuvos yra milžiniškas. Ir Ukraina tas labai jaučiasi. Ir mes, tiesiog, čia mes viena dalis, bet ten yra tūkstančiai lietuvių važiavo, bent vieną kartą į Ukrainą padėjo kažko. Tai yra nuo iki tiesiog. Ir aš manau, būtent tautų ar sakykime, draugystė ir mes jiems esam tikri draugai. Tai yra labai svarbu. Šarūnas turi tikrai daug patirties pamazgų pilime ant jo asmens irgi. Ir jums užkliuvo šios diskusijos tema, keistas, sakot, klausimas. Man ir manau ne tik man, šiek tiek keista, pavyzdžiui, galvojant apie jūsų gyvenimus. Vat vėl, imant tą patį Šarūną, ar ne? Turi verslą, gali gyventi ramiai ir keliauti po užsienį savo malonumui. Galėjau. Galėjai. Bet tu, kaip sakėjai, tie patys savanoriai tebe dirba su tavim. Tai klausimas paprastas, bet labai tuo pačiu galbūt ir sudėtingas. Kas jums leido ir leidžia nepavargti, Šarūnai? Jeigu man konkrečiai manęs klausti, man žmona leidžia nepavargti. O jeigu rimtai, tai taip, tas visuotinis toksai fonas viešoje erdvėje ypač labai jaučiasi. Apskritai, jeigu imant visuomenę, tai turbūt reiktų į 3/3 dalinti. Yra 30% visuomenė, kurie yra teisingi, 30%, nu čia vėlgi radikalumas jų skiriasi į vieną ar į kitą pusę, 30% yra tie, kurie linkia pritart arba pritarė okupantui, palaiko Rusiją ir visą tai, kas vyksta. Ir panašiai trečdalis yra tokie, kur sėdi ant tvoros ir žiūri, kurią čia pusę šokt, kuri pusė palankesnė. Tai mes iš esmės turim suprasti, kad mes savo 30% jau turim ir jie dirba ir nepavargsta ir jie supranta. Kitos 30% mes nepaveiksim ir ten nėra prasmės. Aš net socialiniuose tinkluose tiesiog blokuoju tokius, tiesiog reikia nuparazitinti savo aplinką, kad nebūtų ten tokių žmonių. Ir dabar visas tik likęs klausimas, visa ta kova yra už tos likusius dvejojančius 30%. Tai vat, čia klausimas tos 30% dvejojančių, ar mes sugebėsime emociškai paveikti ir kurią jie pusę pasirinks. Tai
lygiai dėl tų pačių žmonių dirba ir priešo pusė. Ir va tos visos purvo pilimo kampanijos ir visi tie prieštaravimai, nuteikimai, melai, šmeižtai. Ir aš ten susidūręs tai su labai plačia šmeižto kampanija, kuri buvo organizuota ir labai netgi koordinuota, labai gerai, labai smarkiai per daugybę informacinių kanalų. Ir ten visos tos Janutienės, Gorienės ir visas tas degeneratų šušara, jie labai puolė mane. Tai čia viskas buvo ne man kažką pakenkto, buvo tikslas paveikti tuos 30% dvejojančių. Gediminai, ar įmanoma tuos 30%, kuriuos minė Šarūnas, dvejojančių paveikti ir ar tikrai kitus 30% jau reikia nurašyti kaip nebeįtakotinus? Nurašyti nieko negalima. Kaip ir Šarūnas sakė, reikia žinot, kas kur yra. Bet aš tai paprastai galvoju, aš tai žinau, kokioje šalyje noriu, kad mano sūnus auktų ir dėl to ir darau. O kas prisijungia, tai lygiai taip pat mąsto. Ir gali diskutuoti, gali įrodinėti, bet jeigu matai, kad žmogus, daleiskim, Šarūno purvo kampanija, kai buvo, tai su kai kuriais neįmanoma diskutuoti ir tiesiog užblokuoji. O vienas iš organizatorių šiuo metu Baltarusijoje yra, netoli nuo manęs gyvena, visi žino, kas kur pabėgo, tai tas irgi parodo tam tikrus veiksnius. Darė užduotėlės, dabar nuvažiavo, toliau atdirbinėja, tai mums nuo to tik tai švariau, bet nurašyti iš karto nereikia ten visų žmonių, su jais reikia pasidarbuoti, aš kaip sakiau pradžioje, kad reikia žmonėms duoti pačiupinėti, kiti, kaip sakyt, prabunda, bet tam tikra dalis, aš pritarčiau gal Šarūnui, kad yra tam tikra, gal aš truputėlį daugiau optimizmų turiu, mažiau jų matau, bet yra tam tikra dalis, kurią reikia tiesiog žinoti. O dėl kitų reikia kovoti, nes demokratiniai, laisvoji šalyje ir laisvė veikia labai paprastai, kaip ir rinkimuose, ne, bet kokiam, kad ir daugiabučio bendruomenės išrinkime. 50+1, ne? Tai aš svajoju tik tai, kad būtų bent 50+1 žmogus, kuris myli šitą šalį, žino, kas ją kėsinasi ir kad svajotų, kad jų vaikai augtų šitoj šalyje ir žiūrėtų į trispalvę plevėsuojančią. Ir viskas tada bus gerai. Naiviam scenarijui tos abejojančius bent į Ukrainą būtų gerai nuvežti, kaip Šarūnas anksčiau į Černobylio zoną organizuodavo keliones, tai dabar šiek tiek arčiau fronto, kad pajustų, kuo gyvena iš tikrųjų šalis kare. Aš dėl to nesiginčiu socialinė erdvė ir kažkur tai, kai pradeda pasakot man ten dalykus, tai aš labai paprastai, aš tiesiog parašau, kada pats važiuoja arba savanoriai važiuoja ir pasiūlau prisijungti. Elementaris, žiūrėk. Būna prisijungiančių. Nebuvau dar ne vieno iš to puolėjo, kad paimtų ir sakytų, jo, ten privačiai parašytų, kad jo, noriu prisijungti, noriu įsitikinti. Ne, tom ir baigėsi viskas. Tai reikia sakyti, daug uždirbti galima, tai jo namus pasistato. Kiekvienam namas už milijoną. Ne, iš tikrųjų, žinai, kalba, vėlgi tas apie tos 30%, ką aš kalbėjau, tai jie nėra vienalytė tokia masė, jos skirtingus yra. Ir tą 30% irgi reikia į trečdalius skaidyti. Yra vieni, kurie jau tokie, kurių nepakeisi, juos tiesiog reikia kažkaip izoliuoti ir nuo savęs, ir nuo aplinkos. O dar dalis yra tokie, kurie dar dvejoja, ten sako, dabar kaip labai madinga, mes keliam klausimus ir taip toliau, jie vaidina, kad jie ten gilinasi. Nors irgi vėlgi kokia dalis. Viena iš tų dalių žmonių vežtis pavojinga, nes tiesiog reikia turėti, kad mes esam karo zonoje, pavojingoje aplinkoje, pavojingose situacijose ir tenais pasim žmogų, kuris yra labiau tikėtina, kad lojalus priešui negu mums, tai yra pavojinga. Kitas dalykas, kam jam rodyti ir suteikti džiaugsmo, tie pamatyti vaizdai, kad ten rusai yra pridarę Ukrainoje, tai juos tik tai džiugins. Tai čia vėlgi klausimas labai ir yra prasmės taip elgtis. Bet taip, aš pritariu Gediminui, kad visų nurašyti negalima, reikia pirmiausia įsiaiškinti, kas yra toksai žmogus, bet tikrai labai didelė dalis yra tokių, su kuriais tiesiog neverta jiem gaišti nei laiko, nei resursų, nei kvoti energijos, tiesiog, jie yra nurašyti ir viskas. Pakalbėkime apie tuos abejojančius, tenka girdėti, žmonės sako, Ukrainagi gauna milijardus, milijardinę paramą, ar ne? Ir kodėl aš ją turėčiau remti, arba ką pakeis mano ten 10 ar 50 eurų, Jonai, ką tokiem atsakytumėt? Galima atsakyti įvairiai, kadangi aš esu dalyvavęs tokius dalykus, kur mačiau, kad keletą tūkstančių eurų galėjo daryti. Mes dalyvavom, pavyzdžiui, konkrečiai Donecko uosto
mūšyje ten pabaigoje, kur realiai visi termovizoriai, kur buvo, turėjo ukrainiečius gynėjai, atėjo iš Lietuvos, iš mūsų. Ir jie sustabdė Rusijos pajėgas, smogė ten ar su artilerija, matė, kur jie slaptis. Tai tokie. Ir tu matai, kad tu gali daryti tikrai daug su labai mažai, jeigu tu žinai, kur, kas, kaip, taip toliau. Asmeniškai aš jokių abejonių neturiu. Kita vertus, aš suprantu, kad čia, tokia dėkinga, tokia neigiama retorika, mes duodam pinigų ir nieko nesikeičia, korumpuota šalis, bla, bla, bla. Ir kai kur galima gal padiskutuoti apie tam tikrus dalykus, nėra, kad viskas yra gerai su Ukraina, oi ne. Bet, nieko pasaulyje nėra viskas tobula. Bet aš tada, mano kontrargumentas iš esmės yra, galima gal ir geriau, bet supraskime taip, mes neturim pasirinkimų, mes negalim Ukrainos neremti, mes galim daryti geriau. Aš, pavyzdžiui, ten kalbu su Briuseliu, ten su mūsų Europos Sąjungos ten ir sakau, mes turim labiau pasirodyti, daugiau vėliavų, daugiau ten į savo žmonės, taip toliau, mes privalom integruoti Ukrainą į Europą, mes tiesiog negalim dar laukti, žiūrėti, kas bus. Ir tuo pačiu, aišku, taisyti tas, sakykime, problemas, klaidas, kiek įmanoma. Aktyviai tiesiog žiūrėti tą dalyką, o tas sufutės, kaip sakant, ekspertas, visais klausimais, kur taip jau. Tai yra, socmedijos viena iš tokių didelių problemų, pavojų yra, kad žmonės tiesiog nesigilina, nei kiek. Tiesiog. Ten viskas juoda, balta, paprasta, taip ir taip. Ir su to kovoti yra sudėtinga. Aš tikrai pritariu, kad yra ne taip jau. Jeigu žmogus dar tiek linkęs, sakai, į vieną ar kitą pusę, ten jau žino, kabutės kaip yra, tiesiog ten randa argumentus, kurie tvirtina jo nuomonę, arba vienaip ar kitaip, nėra taip paprasta. Tai jau reikia dirbti ir reikia šiaip mažiau interneto, daugiau knygų skaityti, pagal mane. Tai čia visiems bendra rekomendacija, tinkama be jokios abejonės. Gediminai pats jau paminėjus ribos, tarkim, pavyzdžiui, tokie konkretus, ko gero pavyzdžiai ir gan neblogai gali tikinti tuos abejojančius, kad ta parama yra reikalinga. Tai aš labai paprastą pavyzdį turiu, labai gerai atsimenu į Klaipėdoje Šaulys padovanojo šaraną 4 varomais ratais, seną, surinkom remontui 800 eurų, tai kas ir 5, ir 10, ir 50 eurų. Ir nuvežėm dar tada Avdiivką, buvo nekritus, nuvežėm Avdiivką 53 brigadai dronų žvalgam, jo padovanojom. Ir išvežė 2 karius iš pozicijos, kadangi 4 varomais dar ten, žodžiu, nustebę buvo, kad taip gerai važiuoja mašina ir išgelbėjo 2 žmonių gyvybę. Tai klausimas labai paprastas, ar 100, 200 ar 300 eurų yra gyvybės kaina, ar kiek žmonės vertina gyvybės kainą. Tai, man tai nekyla tokių klausimų kaip pavyzdys. Išgelbėta žmogaus gyvybė iš švenčiausio, ką galima padaryti. Europos Sąjungoje, aš čia prieš mėnesį turbūt gerą vedžiau paskaitą, tai sužinojau, kad Europos Sąjunga specialisto ten gyvybei kainojo 750 000 eurų. Tai mes parodėm, kad 400 gali būti, išgelbėta. Tai kiekvienas tas prisidėjimas, nebūtinai ten ar eurais, ar kažko yra labai svarbus. Kartais atneša žmonės tiesiog turnikėtus padovanoja. Tai vienas turnikėtas, galima skaičiuoti vieną gyvybę, ar ne? Tai kažkas pasidalino, išgelbėjo gyvybę. Tai ar tas žmogus atidavė nuo savęs kažką, ar išgelbėjo gyvybę ir jisai žino, kad kažkur toli jisai išgelbėjo vieną gyvybę. Jonas nori papildyti. Galima ir pasakyti kitaip tos dalykus. Mes paskaičiavom su 92 brigada, kadaise kiek, sakykime, už vieną eliminuotą rusą, kiek mes mokėjom. Ir gavosi, ilgą istoriją, tai $240. Tai mokėjot kaip atlyginimą? Už vieną, tai sakant, eliminuotą rusą. Už dronų, ten įrangą, taip toliau, bet, sakykime, sąlyginai labai pigiai. Labai pigiai. Norėjau pajuokauti, bet tiek to. Čia dabar gal galim nusipirkti kažkiek.
jeigu jau kalbam apie išgelbėtos gyvybės kainą, tai turbūt aš čia dabar būsiu nugalėtojas šito pasimatavimo. Karo pradžioje mes darydom šarvinės liemenės, tai Lietuvoje gaminamos tos šarvinės liemenės, kurių pradžioje kare Ukrainoje žvėriškai trūkdavo, tiesiog jų visiškai fiziškai nebuvo. Tai mes siūsdavom Klaipėdoje pačias liemenės medžiagas, už medžiaginę dalį mokėdavom po 65 eurus, už 2 plokštės mokėdavom dar 60 eurų. Tai mums iš viso, ten dar papildomai klijuoti reikdavo kelk medžiagos, bet grubiai apie 120 eurų kainuodavo šarvinė liemenė, kuri išgelbsti gyvybės. Ir tokių liemenių išvežėm karo pradžioje 6,5 tūkstančio vienetų ir labai daug gaudavom feedbacko, siūsdavo kariai mūsų plokštės, kurios jau būdavo pašautos ir rodydavo, kaip šauniai atlaikė tos mūsų iš metalo gaminamos čia Kaune šarvinės plokštės. Tai kiekvienas, tai vat klausimas, kiek verta, tai iš esmės net ir 10 eurų parama, 10 žmonių suaukoja po 10 eurų, mes jau vieną žmogų galim išgelbėti. Tai kiekvienas, pritarsiu Jonui, kad tikrai kiekvienas euras yra labai svarbus. Ir kaip transformuoti tą tokį emocinį nuovargį į pragmatišką, realų, nuolatinį darbą, tai ką jūs ir darote? Aš net nežinau, ta prasme, kiekvieną kartą karo pradžioje bent būdavo, kad parama suintensyvėdavo, kiekvieną kartą, kai vykdavo kažkas fronte labai baisaus ir žmonių sujaudindavo visus emociškai, visi įsigasdavo ir tada atsirasdavo tokia banga, kurie atslūgdavo ir paskui vėl visi laukdavo mes, kol kažkas atsitiks, kokios naujienos iš fronto, kad būtų kažkokio judesio. Bet dabar jau žmonės priprato prie visokių baisybių, jau dabar ten tą Bučos ir Penės klausimus gali kartuoti kiek nori, ten gali skrenda raketos, žudo vaikus, bet kažkaip jau dabar, jau visi prato, jau tu žmogui porą kartų pasakė, kad rusai nužudė vaikus, pirmus 2 kartus sureagavo, 3 kartą, sako, pagūšė ir viskas, to ir baigėsi. Tai aš dabar net nežinau, koks turėtų būti emocinis sukrėtimas, kokio stiprumo, kad žmonės irgi pajaustų. Vat kai pas mus į Lietuvą įskrido dronai, tai kažkiek visi tada susijudino. Truputėlį irgi suintensyvumas buvo jautėsi šiek tiek. Ta ir norėjau pavyzdį pateikti, būtent dronai pas mus, kaip pajunti savo užpakaliu ir mes tai labai dar švelniai pajutome, ar ne? O Rumunijoje jau kol kas. Ir vat būtent apie tą kol kas Šarūno nuomonę sugirdės ne per seniausiai Kauno dienos studijoje, bet jūsų nuomonė tas kol kas, kaip Jonas sako, kokios prognozės ateičiai? Ji taip, jo. Kaip čia pasakys, kad klius ir mums, ir kitiems, ir dar labiau tiesiog laikui bėgant bus daugiau tų incidentų, bus daugiau tų problemų. Ir, šiaip vaizdžiai tariant, aš nenustepčiau, jeigu kada nors čia mes matysim, tarkim, virš Vilnius, kokie dūmai, kad kažkas pataikė kažkokią cisterną, tarkim, kažką ir visi, atrodys baisiai. Ir kad mes tikrai dar papildomai, kad mes su savo, sakykime, pasiruošimo ten yra bėdų. Ir mes tada pjaunamės tarpusavyje ir atsiranda toks, kaip sakant, negatyvūs dalykai. Aš sakyčiau, kad, sakykime, reikia labai gerai suprasti, kas tu bebūtum, kad, kaip labai, aišku, Trotskis tas savotiškas bičias, bet tiesiog jis labai gerai pasakė, kad tu gali nesidomėti kariu, bet karas domisi tavimi. Ir mes dabar turim tokią situaciją, kur tas karas, kaip bebūtų, aplink mus ir veikia ir bando paveikti ir visaip ir kitaip. Ir mes esam kare. Mes nekaraujant, tradicinė prasme, kad mes esam karo zonai faktas ir atitinkamai reikia kiek įmanoma ramiai ir sistemingai ruoštis tam. Ir tai yra keli būdai. Aišku, geriau ten negu čia. Geriau remti Ukrainą ir jų kovą, kad jie galėtų ten, sakykime, užsiimti to priešą, kad negalėtų jėgų ir laiko užsiimti mumis. Bet tuo pačiu be abejo reikia žiūrėti savo situaciją ir ten yra ką veikti. Ten aš vis labiau, kas mane truputį ir džiugina, ir erzina, kad savotiškai yra, kad mes vis labiau įtraukiami tą valstybės visą veikimo aparatą per savo, pavyzdys, mes turime medikų misiją, kur siuntėme savanorius medikus, dabar ta misija tiesiog perėjo į sveikatos ministerijos, tiesiog konkrečią misiją siunčiant medikus į Ukrainą. Smagu, bet yra jau truputį kitas veikimas negu buvo. Vėlgi, adaptuojamas.
Tai žodžiu, būkim ramus, kaip praeitą diskusiją, kur buvo čia ryte, aš kalbėjomės, gyvenant tarp tų dviejų naratyvų. Vienas yra toks teigiamas, labai fainas, kad mes dabar augam, viskas gerėja, mes kūrėm savo ateitį, savo ir vaikams, viskas labai faina, teisingai, geriau gyvenam niekada, negyvenam. O kitas yra tas tamsesnis, toks judesnis, toks sudėtingesnis, ten su Mordoro atspalviais. Ir mes turime suprasti, mes turim ir vieną, ir kitą naratyvą. Čia mes gyvenam tokioje vietoje, kur viskas yra nuostabu ir truputį baisu. Ir jeigu tu tą sugebėjai balansuoti, tada viskas ok. Bet tam reikia labai kritiškai mąstyti, ko gero, nes daug patogiau ir maloniau yra gyventi tame, kas yra nuostabu, negu galvoti apie tai, kas gali nutikti negero. Niekas nenorime, kad kažkas negero nutiktų. Bet kaip Jonas mini, kad mes esam kariai, ypač Rusijos mintise, mes tikrai esame kariai. Ir Gediminai, tavo nuomonė, kokie tolimesni veiksmai Lietuvoje iš tos pusės gali būti? Tai čia aišku dabar į mūsų žiūrės, sakė, šitie atėjo karo krankliai, tai ar taip ar taip? Jo, parama renka, tai čia pripieš visokių spalvų, kad visi įsigastų ir dabar visi aukot pradėtų. Ne, tai aš tai labai paprastai visą laiką sakau, kad analizuokit informaciją, kuri pasiekia arba kuri yra išlenda arba vyroja aplinkui. Tai paskutinis įvykis, registrų centrų duomenys. Ne? Tai, šiaip savo jie nedingsta ir šiaip savo niekas tokių dalykų nenulaužia. Kitas labai svarbus dalykas, kad mes iš esmės netikim, kad gali kažkas įvykti, nes įsivaizduojam, kad tai labai toli yra. Bet aš norėčiau truputėlį grąžinti visus į realybę. Man labai patinka stebėti mūsų politikus ir didžiausia problema mūsų valstybės dabartinė didžiausia problema tai trąšų prekyba. Tai aš visą laiką internete labai mėgstu užduoti kai kuriam politikam klausimus, kad jie man atsakytų ir dar nei vienas neatsakė. Tai kodėl Ukraina nesugeba taip silpninti Rusijos finansų, kodėl Ukraina neprekiauja su Baltarusija? O Ukrainos Baltarusijos pasienis yra, jeigu Šarūnas turbūt buvo Korėjai šiaurės, tai antras, jeigu ne pirmas pasienis pasaulyje labiausiai užminuotas ir fortifikuotas. O mes visą šitą laiką diskutuojam, kaip čia tas trąšas pas mus atvežti. Tai tas karas yra ne 4, ne 5, ne 6, ne 900 km. Tas karas yra 30 km. Mes užmirštam tokius dalykus. Ukraina užpuolė iš Baltarusijos teritorijos. Vagnerio kovotojai 7000 prieš kelis metus atsitraukė ir liko Baltarusijoje. Mes jau užmiršom tą. Ir moko baltarusius. Ir vėl nežino, ką jie veikia, bet tikrai nesėdi ir nedirba ledų pardavėjais arba nededa langų. Tai šitus jau užmiršom. Baltarusijoje dislokuotas branduolinis ginklas. Reiškia, de facto Baltarusija tokia kaip valstybė neegzistuoja. Nes be referendumų, be jokių leidimų dislokavo branduolinį ginklą. Nesenai vyko pratybos branduolinį ginklą. Ir tokį gal iš istorijos, kad visi pasidarytų namų darbus, 60% visų pasaulio konfliktų vyko Europoje. Tai kai už 30 km nuo Vilniaus vyksta tokie reikalai, įsivaizduot, kad kažkas pas mus neatskris arba kažkas tai neįvyks, aš taip negalvoju ir linkiu visą laiką visiems būti bent jau minimaliai pasiruošusiam, kad kaip Jonas sako, jeigu vieną dieną važiuosi darbo reikalais į Vilnių ir neįvažiuosit, to pamatysit, kad kažkas dega, kad tiesiog šoko negautumėt to tokio iš savo socialinio burbulo. Tai aš tuom negyvenu ir visiems tą sakau, kad mes esam, jeigu netiesiogiai kare, tai karas yra mūsų regione iš esmės. Informacinis vyko jau ir vyksta visą laiką jisai, o mes turime ir hybridą, ne? Tai aš tikiu tikrai 100%, kad nebus ten 1-2 dronai, bus tikrai kažkokių įvykių, neduok dievę, su aukom, su sužeidimais, bet tai mes turim tiesiog suvokti kaip realybę, o ne save, kaip sakyti, gydyti arba nuraminėti, arba kaip nuvažiuoja į mokymus, arba kažkas kviečia pravesti paskaitą ar mokymus ir iš karto žinutę rašo mailę, kad ar galėtumėte atvažiuoti nuraminti mūsų žmonės. Tai ne, aš ten nevažiuoju, aš važiuoju realybę pašnekėti. Šarūnai, buvai kada nors rožinius akinius per šios metus, pastaruosius kelerius metus užsidėjęs, ar visgi manai, kad realybė yra kur kas rūstesnė, negu kad mes norėtume? Žinai, čia turbūt aš nelabai galiu objektyviai šitą klausimą atsakyti, nes tai, kas man yra normali būsena,
valstybėje, aš per daug Ukrainai laiko praleidžiu. Tai tie ukrainiečiai, su kuriais aš bendrauju, tai jiem yra normalu. Tai prasme, tai tiesiog jie, taip kaip mes kiekvienas čia taikioje valstybėje keliamės ryte, 8 einam į darbą, tai jie lygiai taip pat keliasi ryte eina ir kariaut. Tai pas juos tai yra normali būsena. Ir reikia turėti omenyje, kad Ukraina kariauja nuo 2014 metų. Tai yra žmonės, kurie savo visą sąmoningą gyvenimą yra kare. Tai jie tiesiog kitokio gyvenimo nėra matę. Tai aš taip, vėlgi čia mes negalim sakyti, kad yra tiesiog valstybės būsena, kuri yra žmonėms priprasta ir yra normali ir natūrali. Ir net ir kai valstybė kariaujanti yra kare, kaip ir Ukraina dabar pavyzdžiui, tai tikrai aš nesakau, kad visi turi tiesiog eit kariauti arba kažkaip keisti savo gyvenimo būdą labai smarkiai iš esmės. Nes labai paprastas dalykas, kad tie žmonės, kurie kariauja, jiems reikia kažkur grįžti pailsėti. Ir jeigu visa valstybė bus labai smarkiai mobilizuota, kaip Gediminas sakė, Šiaurės Koreja, tai tiesiog tie patys žmonės, kurie kariauja, neturės kur grįžti pailsėti. Jiems reikia ir kad būtų kur alaus išgerti, ir kad būtų ir kur kavos nueiti išgerti, ar ten su žmona nueiti pasimatymą į restoraną. Tai visas tas reikalinga. Ką aš dar noriu pasakyti, ką Gediminas paminėjo, tai mes irgi turbūt užmiršam, kad Rusija yra tokia valstybė, kad jinai visą laiką kelia visiems problemas, tol kol yra stipri. Rusija nekelia problemų, nesivelia į karus, tik tai kaip yra visiškai nusilpus, ekonomiškai neįgali. Tai va tik tai tokiu atveju. Šiaip pagal visą imtumėm Rusijos istoriją, tai Rusija tiesiog visą laiką su kažko kariauja. Ir mes turim vertinti tai, kad mes teisingai kaip paminėta buvo, kad Baltarusija nėra atskira savarankiška valstybė. Baltarusija yra tas pats, kas Rusija. Ir mes turim ilgiausią sieną su Baltarusija ir dar mes pamiršom Kaliningrado sritį, kas yra irgi Rusijos dalis. Tai mes iš esmės visą laiką sėdim šalia tiksinčios bombos ir ta Rusijai, čia jokia paslaptis, kad mes esam strateginiuose tiksluose ir kad visuose planuose tiesiog ieško progų ir galimybių nuolat. Ir nuolat bando ir įvyksta bandymai, žvalgyba mūšių vienokio ar kitokio, kaip mes reaguosim, kaip reaguos mūsų visuomenė, tam, kad čia įkelt savo koją ir paskui įsitvirtinti. Tai čia jokia paslaptis, mes tiesiog turim tą realybę suprasti ir pripažinti. Dar yra kita realybė, kad ta visa tauta yra be galo bailūs ir baikštus ir jie, kaip ten sako, Rusija baigėsi ten, kur rusas gauna į snukį. Tai iš esmės nebus taip, kad jie išdrįstų čia pult taip, kaip Ukraina užpuolė, nes mes esam NATO bloke ir jie tikrai to nebus tokio karo, kaip yra Ukrainoje. Bet tai nereiškia, kad nebus įvairių hibridinių operacijų, visokių atakų, kaip čia buvo sutapimas, kad didelis kiekis šiukšlių perdirbimo įmonių kažkaip stebuklingai baterijos pateko į popieriaus konteinerius. Tai lygiai taip pat ir tos hibridinės atakos, dronų įskridimai, tie, kurie čia įskrenda, nereikia apsimest, kad jie yra dezorientuoti ir išdegintom smegenim dronai. Neegzistuoja toksai dalykas. Droną veikia radioelektroninės kovos priemonės, tol kol jis yra tų priemonių veikimo laukia, išskrenda ir viskas. Tai čia, kad ukrainietiškas dronas apskristų aplink visą Baltarusiją ir iš Latvijos pusės įskristų į Lietuvą, tai čia turbūt reikia labai jau būti, nežinau, neįžvalgiam ir be kritinio mąstymo. Tai akivaizdu, kad čia Rusija leidžia arba Baltarusai leidžia tos dronus į mus. Tai kad tokių dar pabandymų bus, tai aš net nebejoju ir mums reikia labai atidžiai ir valdininkam visiems ir politikam labai įdėmiai stebėti visus tranzito kelius, geležinkelio tranzito kelius, ten gali būti provokacijų, labai atidžiai stebėti energetikos objektus. Aš, pavyzdžiui, nesuvokiu, kaip galima buvo į Lietuvą įleisti 60 000 žmonių iš Baltarusijos, apie juos žinant tik tai tiek, kad jiem kažkas išdavė baltarusiškus pasus. Ten gali būti tie patys Wagneriai, kurie gavo baltarusiškus pasus ir atvažiavo pas mus dirbti langų dėjikais ar ten autobusų vairuotojais. Tai lygiai taip pat ir Ukrainoje buvo daugybė Rusijos agentų, kurie emigravo, įvažiavo į Ukrainą, gyveno įprastą civilinį gyvenimą 10 ir daugiau metų, o prasidėjus karui pradėjo jie organizuoti įvairias ten diversijas, rinkti grupės, organizuoti visokius ginkluotus pasipriešinimus prieš Ukrainos valdžią ir taip toliau. Tai kad tokių bus, tai aš esu tikrai įsitikinęs, nes nėra priežasčių, kad jų nebūtų. Tai remdami Ukrainos kovą, sąlyginai remiame savo šiek tiek ar daugiau mažiau ramesnį gyvenimą. Tai čia vienareikšmiškai, čia net nėra ką dvejoti. Tai tiesiog, jeigu mes turim suprasti, kad Baltarusija yra tas pats, kas Rusija, tai jeigu Baltarusija ir Rusija turi veiklos kitoj pusėje savo valstybės, tai reiškia mažiau šansų, kad jie pas mus užsiims kažkokią veiklą. Gediminai, apibendrinam, kokios mintis kyla baigiant diskusiją. Tai aš galiu tik tai pasakyti 3 dienų pokalbį su Ukrainos vienos struktūros kariškiu.
Tai dalinamės mes informaciją tiesiog, kas pas mus vyksta, kokios nuotaikos. Tai jis man labai paprastai pasakė, sako, Rusija įstrigo pas mus ir po truputėlį, taip liaudiškai tariant, gauna tam tikrose vietose malkyčių. Jo. Tai, o Rusijai reikia pergalės, bet kokiu atveju, kažkokios pergalės. Sako, tai būkit atsargus, būkit įsitempę, būkit atidus. O ką reiškia ta kažkokia pergalė? Tai galima hipotetiškai pagalvoti, kažkur tai, ar ta pati Narva, ar kažkas, tai atsiranda kažkokie žmonės, kažkokie neramumai, truputėlį ir pasodint, pavyzdžiui, NATO valstybės prie derybų stalo. Tai yra jau pergalė. Tai aš pritariu ir Šarūnui, ir Jonui, kad kažkokių tai tokių pabadimų tikrai bus. Ir aš tik tai palinkėčiau visiems, kad jūs supraskit, kokia yra geopolitinė situacija, kokie yra kaimynai ir kad jeigu kažkas atsitiks, kur jūs būsit šalia, tai tiesiog būkit pasiruošę, žinokit, kaip veikti ir netapkit tais, kaip sakyti, lengvais pasimetusiais taikiniais, nes jūs esat labai svarbus valstybė ir visiems mums. Nes mums jūs gyvi reikalingi ir naudingi, o ne, kaip sakyt, skaičiuoti aukas ir sakyti, oi, kiek mažai aukų pas mus buvo. Geriausia, kad iš visų nebūtų. Tai visi tie žmonės, kurie dirba kiekvieną dieną, kariškiai, policija, medikai, gelbėtojai ir visi kiti žmonės, pasieniečiai, tai jiegi dirba tam, kad mes galėtume čia saugiai sėdėti, diskutuoti ir laimingai gyventi. Tai aš siūlau visiems tą prisiminti ir būti maksimaliai pasiruošus bet kokiam atvejui, nes kaimynas iš esmės, aš tikiu, kad kol kas nepasikeis, bet gal tolimoje ateityje mes ten, kaip kažkas sakė, kad truputėlį prasiplėsim sienas, ar ne, jokio formą, bet iš esmės kaimynas nesikeis. Tai mes turim tą tiesiog priimti ir žinot, kaip savo namuose gyventi ateityje, kad tas kaimynas su savo šizofrenija, alkoholizmu ir neapykanta gyventų savo pusėje ir mums nemaišytų. Jonai, jūsų pamastymas ir palinkėjimas. Dirbam toliau. Tiesiog čia pritariu kolegoms čia, kad kas yra pasakyta, yra labai teisingai ir labai taikliai. Ir aš 12 metų dabar čia darau šitą, nuo 14. Ten aš supratau tada, plius minus, kas čia bus. Ir mes dėja dabar matom tą su pakankamai didelėm pasiekmėm ir rizikom, įskaitant, pavyzdžiui, dabar kalbam apie tai, kad galimai Amerika pasitrauks, tarkim, tokie ateina, aš jau porą metų apie tai jau kalbu, kad gali būti. Mes tiesiog, aplink mus keičiasi, iš vienos pusės, keičiasi saugumo padėtis, gali keistis ir partneriai, ir sąjungininkai šiek tiek, ir atsiranda Skandinavai ten ir taip toliau, ir Ukraina kaip de facto, de facto mūsų dabar rimčiausias saugumo partneris. De facto, ne de jure, bet de facto. O kita vertus, tikrai pritariu tiesiog, kas čia naujo. Tiesiog čia taip ir buvo visada, aš jau vėlgi kartuoju per savo pirmą pasisakymą ryte, tiesiog, kai žiūri, toks įdomus man sutapimas, LDK žemėlapis, kur buvo didžiausia, kaip sakant, jau, o dabartinė fronto linija Ukraina beveik sutampa. Tiesiog labai įdomiai, kaip mes čia dabar įdomiai kalbam apie lietuviai, jeigu ateina mongolai, orda, ten orkai, ten kažko ten daro per Juodosios jūros. Ne pirmą kartą. Žodžiu, dirbam toliau, keičiamės ir viskas bus gerai. Kartais būna momentų, kai žodžiai būna beveršiai, taip nėra žodžių išreikšti pagarbą ir padėką jums, vyrai, už tai, ką jūs darote. Ačiū labai, dėkui už šią diskusiją.